Sveiki, mano mylėjai gerbimieji. Be ilgų intarpų šiandien pakalbėsime apie aromatus, kuriuos aš rekomenduoju šventiniam laikotarpiui. Aš noriu priminti, jog aš nesu ekspertė, aš nesu kažkokia ultra super turbo žinovė, viskas yra subjektyvu, viskas yra taip, kaip aš jaučiu. Aš netgi nesu kolekcionierė, aš visus kvapus naudoju daugiau ar mažiau. Kai kuriuos daugiau, žinoma, kai kuriuos mažiau, nes aš manau, kad kolekcionieriai, ypatingai retų ekskliuzyvinių kvapų, ieško juos, deda į savo spintas, užrakina po užraktais ir čia yra kolekcijos dalis, kuri yra nenaudojama, todėl kad yra ypatingai retų aromatų ir žmonės taip juos kolekcionuoja. Viskas pas mane yra naudojama ir aš esu vartotojas, toks pats, ko gero, kaip ir jūs, jeigu jūs manęs klausote. Man už reklamą dėja, bet niekas nemoka, o gali jau ir pradėti mokėti. Aš neatsisakyčiau tokios opcijos. Tai gerai, nenukrypkim nuo temos. Tokį intro padariau ir pakalbėkime apie aromatus. Aš ruošiausi šiai temai, tikrai ruošiausi ir ilgai galvojau, kokius aromatus aš galėčiau pridėti, kokios šventės mūsų laukia, apie kokias šventės kalbėti, apie Kalėdas ar apie naujuosius metus. Ilgai galvojau ir mes pašnekėsime labai trumpai apie abi dvi šventės. Jos skiriasi dėl to, kad Kalėdos man asmeniškai yra labai jaukus, labai intimus ir labai šeimyninis laiko tarpas, kūčios, kalėdinis periodas. Tai yra šventės, kurios yra labai tradiciškos, jaukios, malonios ir šeimyninės. Ko nepasakysiu apie naujus. Per naujus mes galime pašėlti. Taigi, jeigu jūs dar neįstojate į mano parfumerinę sektą, važiuojam. Pirmas kalėdinis aromatas ir ko gero aš jam galėsiu dainuoti odes. Čia yra antras mano buteliukas, 30 ml talpos ir aš būtinai įsigysiu trečią. Ir jau jisai bus 100 ml. Tai yra Xarjof Dolce Amalfi. Ir aš pasakysiu tai, jog italai daryti moka. Italai, bellissimo, jie atiduoda visą savo širdį, kuriant aromatus. Aromatas yra labai gražiai sukirptas. Aš netgi galėčiau pasakyti taip, jog tokį aromatą galima aklai dovanoti tiek vyrui, tiek moteriai sueis. Ir kalbant apie Kalėdas, Kalėdų laikotarpį, man būtent jis asocijuojasi su Xarjofu Dolce Amalfi kvapu. Nors pavadinimas yra tropinis, bet turinys, aš manau, kad jisai nepavaldus sezonam visiškai. Ir jeigu yra cepelininis dangus, depresyvios nuotaikos, čia yra saulės spindulys buteliuke. Pats kvapas jis yra labai šiltas, prieskoninis netgi, jame dominuoja ambra, jis yra saldokas, balzamiškas ir netgi jaučiasi toks vanilinis potonis, jisai nėra visiškai vanilinis, man netgi jisai galbūt labiau gaiviai į citrusinę pusę. Jisai ne tiek citrusinis, kiek jisai turi tą rūgštelę. Ir būtent jisai mane nukelia į kalėdinį laikotarpį dėl to, kad jame dominuoja svarainiai. Man svarainiai, likeriniai svarainiai, alkoholiniai svarainiai, obuolių rūgštelė, kardamonas padaro šį kvapą gana ryškių prieskoninių aromatų ir jie įžemina vanilę, tonka pupelės, muskusas ir kedras. Man kedras, kedro mediena suteikia, man ko gero kedras, svarainiai, obuoliai ir sukuria tokią atmosferą, labai jaukią, labai kalėdiška galbūt netgi, nes man svarainiai kažkodėl žiauriai asocijuojasi su kalėdom, su kalėdų laukimu. Man šis aromatas toks, net žodžių trūksta apsakyti, koks jisai geras. Jisai yra tas aromatas, kurių reta mūsų parfumerijoje dėl to, kad jisai yra ypatingas ir kitoniškas. Jeigu tu gali dar aromatus kažkaip sulyginti, sulygiagretinti, va šitas tiesiog.
Tai mano top 1 kalėdom būtų Xerjoffas Dolce Amalfi. Kiti 2 aromatai tai būtų Initio Psychedelic Love ir Sora Dora Janie. Iš viso Sorai Dorai aš jaučiu beprotišką trauką ir pas mane tikrai jų bus aromatai, kurie turi labai gerą išliekamumą, nors Initio irgi juo nesiskundžia, bet jeigu jūs norite nekonkuruoti su kalėdiniais kepiniais, o būti vienas iš pyragėlių, vienas iš keksiukų, aš labai rekomenduoju Sora Dora Janie, dėl to, kad čia yra kepinių kvapas, kepinių aromatas, kuris mane irgi nukelia į kalėdinį laikotarpį, į panetones, į vaisinius obuolinius pyragus su cinamonu, kurie man irgi asocijuojasi su kalėdomis. Ir šitam aromatui čia yra grinai kepinių kvapas, obuoliai, vaisiai, persikas ir man galbūt netgi ne tie natūralistiniai persikai ir abrikosai, o džiovinti vaisiai, kepiniai ir netgi cinamoninė tešla. Jisai labai saldus, bet į buką gurmaniką neleidžia nusiristi riešutai ir riešutų akordai, nes man jie sutankina visą aromatą ir labai gražus gurmaniškas kvapas. Jeigu jūs norite labai jaukiai skambėti, labai gurmaniškai, netgi, sakyčiau, mamytiškai, tai būtent šis kepinių aromatas sukurs tokią nuostabią kalėdinę aurą, kad man atrodo netgi jeigu jums kalėdinis laikotarpis buvo arba yra sunkus, tai įkvėpus būtent Sora Dora Janie jūs atsipalaiduosite. Jį galite rasti dropsuose. Ir 3 kalėdinis aromatas, kurį, jisai jau labiau toksai moteriškas, tikrai ne paaugliškas ir tikrai ne vaikiškas aromatas. Čia yra gėlės, kurios man patinka. Psychedelic Love. Jisai netgi yra toks tankesnis ir balzamiškas. Čia yra 3 skirtingos kryptis. Čia yra labiau toks rūgštelės, citrusinis, netgi negalėčiau pasakyti, jog čia yra citrusai, ko gero kardamonas ir svarainiai padaro savo. Čia yra kepinių kvapas, labai gurmaniškas ir saldus, o čia jau yra vaniliškai, o čia jau yra gėliškai vanilinis kvapas. Aš gėlių nemėgstu, bet būtent tokios gėlės, kurios yra sumiksuotos su myra, su sandalu, su ambra, aš netgi galbūt tokio augalinio muskuso jaučiu. Jisai labai švelnus, jisai toks kaip rytinis rūkas jūs apgaubs. Kvapai, būtent šitie kvapai, jie nėra labai šleifiniai ir per kalėdas mes nenorime konkuruoti su kepamu karpiu. Dėl to, kad aš norėčiau intimesnių aromatų, jie nebus tokie ryškus, jie nebus tokie galvą nunešantis. Čia yra tokie ilgai išliekantis, bet labai intimus aromatai. Tik artimam kontaktui ir per ištiestą ranką jūs juos jausit. Ir iš šitų 3 aromatų, ko gero, Initio užimtų paskutinę vietą. Dėl to, kad jisai nėra blogas, jisai man yra mažiausiai kalėdinis. Bet jisai turi tą jaukę, intimę, šiltą, moterišką aurą ir vanilę su gėlėm, su sandalu padaro šitą kvapą intimų, gražų, šiltą, jaukų ir, ko gero, toks kvapas, mano manymu, turi vietą egzistuoti mano kalėdinių aromatų trio. Tai tokie top 3 kalėdiniai aromatai, kuriuos aš jums rekomenduočiau įsigyti, kuriuos aš rekomenduočiau patestuoti, pamėginti būtent per šį kalėdinį laikotarpį. Nukrito mano mylimukas, nukrito mano Xerjoffas. Ir tęsiam toliau naujųjų metų papai.
Važiuojam toliau. Naujųjų metų aromatai. Aš iš tikrųjų perklausiau video, yra žiaurus aidas. Tikiuosi nesugadins mano vaizdų kokybės, nes aš filmuoju pakankamai vėlai, kai turiu laisvo laiko ir kai galiu jums skirti to laiko žadėtiems aromatams ir žadėtoms apsaugoms. Tai nebūsiu aš labai išradinga, bet čia yra nuoširdžios mano rekomendacijos, kai keičiasi tendencijos, kai keičiasi aromatai ir topuose jau yra visiškai čartuose ir top pozicijose ir yra visiškai kiti kvapai ir kai pasimiršta klasika, aš su mielu noru prie jos grįžtu. Ką aš galiu pasakyti? Aš turiu paprastą bakaratą, senų laikų pirktą prieš 5 metus. Turiu mažiuką naują ir lyginti būtent ekstraktą su paprasta versija čia yra tiesiog didelė nuodėmė. Nepalyginami 2 dalykai. Negailėkite finansų, nusipirkite travel size. Taip, čia yra brangus malonumas. Visa niša yra brangus malonumas. Bet kai čartuose ima žibėti, pavyzdžiui, talismanai, guidance'ai, tie patys buvo imperialiai, šitas gražuolis yra jau primirštas. Ir aš su malonumu grįžtu prie jo. Ir vat čia yra aromatas, kvapas, kurį, būsiu tiesiog nuobodi, bet būsiu nuoširdį, aš juo kvepėsiu per naujus metus. Taip, tai yra ekstraktas, bakarat ekstraktas. Ir šitie cukruoti gaideliai, tie bažnytiniai, kur tiesiog cukruotas bažnytinis degintų. Ir tie cukruoti gaideliai mane tiesiog žavia. Keli žodžiai apie bakaratą, nes apie jį, ko gero, jo pristatinėti net nereikia. Keli žodžiai, su kuo man jisai asocijuojasi. Jisai man yra metališkas, karčiai, migdolinis, ko gero, tas metališkumas, riešutų potonis ir šilti prieskoniai duoda jam tokį medicininį kažkur atspalvį ir jisai yra lyginamas su priimamuoju, su medicina, su tvarsčiais, su jodu, bet man jisai nėra nei kiek jodiškas. Ta prasme, čia yra juoda maža suknelė, kaip aš ir minėjau, nemirštanti klasika. Jį atstatysim, jam pristatymų nereikia, o šitam grožiui pristatymų reikia. O jam pristatymų reiktų ir tai yra Maison Francis Kurkdjian Udas ekstrakto versija. Aš nežinau, bet man ekstraktas kažkodėl būtent šios 2 ekstrakto versijos yra tikrai labai netgi ir nepigios. Bet būtent ekstraktų versija, aš aplink ją vaikščiau ratais, kvadratais, aš uosčiau, aš testavau, aš turėjau mažą travel size, pilstuką tokį nediduką. Jisai yra beprotiškai geras ir tiek, kiek aš sakiau, jog man rožė nepatinka, aš lenkiu galvą prieš kūrėją, prieš Maisoną, prieš Francį, prieš Kurkdžianą, dėl to, kad jisai čia padarė rožę, tiesiog nuostabę. Čia yra kvapas, kuris nuneša galvą, kuris tiesiog po jūsų palieka šleifą, priverčia visus atsisukti, prikausto žvilgsnius. Čia yra toksai seksualus, fatališkas, ūdinis aromatas, kuris, aš jam jaučiu beprotiškai didelę meilę ir jam per mažai yra išvis skirta dėmesio ir per mažai žmonės į jį kreipia dėmesį. Jeigu jūs galite sau leisti atpilstuką, jeigu jūs galite sau leisti atomiką, primygtinai rekomenduoju. Kvapas yra ūdinis, bazinėse natose žinoma bus ūdas, bus vanilė, bus ambra, benzoinas, karamelė, kardamonas ir muskusas. Man labai sunku nupasakoti aromatus, kurie yra įkritę giliai į mano širdį, bet čia yra
aš minėjau, jog man rožės nepatinka, čia yra 2 rūšių rožė, kurią aš jaučiu, ir šitos 2 gražuolius, va čia bus yra mano naujųjų metų pasirinkimas. Aš juos sumiksuosiu. Aš pradžioj užsipurkšiu ūdo ir ant viršaus ekstrakto, dėl to, kad būtent ūdo ekstraktas yra žymiai sudėtingesnis, žymiai sunkesnis, ir visą šitą pagardinsiu bakaratu. Aš manau, kad čia bus labai unikali kombinacija. Vien tik ši kombinacija yra verta, nežinau, milijardo rožių po kojomis, milijardo aplodismentų, ir aš manau, kad jūs tikrai per naujuosius prikaustysite savo dėmesį. Ir man nepatinka rožės. Nepatinka, bet taip gaunasi, jog patinka. Ko gero patinka, ir ko gero aš jau priaugau prie rožės, ir iki šiol man jos ne visos patinka, bet yra tokių išnašų, yra tokių išskirtinumų, ir iš vis man Byredo ne visi patinka, bet būtent tie spalvoti ekstrakto, tie intensyvūs kvapai, man Byredo sukūrė šedevralinius kvapus. Ir Rain the Nut, jisai yra šiltas prieskoninis, jame dominuoja rožė, tokia nuorinė, gotiška rožė, vaisiai. Labai reikia akcentuoti, jog ta rožė konkuruoja su juodais serbentais, su pačiuliais, su ambra, su balzamiškom natom. Ir naujiesiems metams Rain the Nut būtų vienas iš topinių kvapų. Išvertus, čia yra nakties karalienė. Jeigu jūs esate personažas toks paslaptingas, gotiškas, nuarinis, toksai intriguojantis, bet aš pasakyčiau, kad Sučka intrigantė tokia. Vienareikšmiškai statusinis kvapas, kvapas statuso, kvapas pinigų, kvapas sekso, kvapas, kai tu žinai, ko nori, kai tu gauni tai, ko nori, tai, ko tu nori, yra įstatymas. Vat viskas, čia yra taškas. Jeigu visi kiti aromatai, tai čia yra apie tai, kai tu dar mokaisi, o vat nakties karalienė, tai kai tu jau viską moki. Tiesioginė to žodžio prasme. Nerealus, nepakartojamas, žaižaruojantis, elegantiškas, ir naujiesiems metams būtų top. Ištiesta ranka. Ko negaliu pasakyti apie šitos 3 monstrus. Čia gal netgi aš pasakysiu tokie vulgarūs, nepriklausomi, akiplėšiški netgi aromatai, kurie apie save duoda žinoti. Jūs įeisite ir jūs visus tiesiog nušluosite nuo žemės paviršiaus. Tornadas, uraganas, vulkanas, nežinau, etnos įsiveržimas, ugnikalnis, visos stichijos yra čia sudėtos. Čia yra mano širdies aromatai, kurias aš beprotiškai rekomenduoju per naujuosius. Top 6 aromatai. Labai džiaugiuosi, jeigu jūs viską išklausėt, jūs buvo su manim apie pusvalandį. Iki kitų susitikimų ir gražių jums švenčių, mano mylėjai. Čia buvo